Dabar norėčiau pakviesti Agnę Vaitiekūnaitę pristatyti savo idėjos asortimento plėtrą inovatyviais produktais eta-hascap.lt. Šau? Ar kada nors esate taip patikėję idėją, kad vedami jos šoktumėte stačia galva į nežinomybę? Mano vardas Agnė ir tai yra mano ir hascap.lt istorija. Viso to, ką darau pagrindas, yra hascap arba kitaip žinoma kaip sausmedžio uoga. Tai yra uoga turinti didžiausią antioksidantų kiekį pasaulyje. Ar kartais pagaunate save, kad norėdami išlaikyti produktyvumą dienos eigoje griebėtės energetinių gėrimų? Šie gėrimai jau tapo produktyvumo simboliu moderniame pasaulyje ir žmonės juos vis dar vartoja, nepaisant įvairių šalutinių poveikių, kaip nerimas, nemiga, dehidratacija ar netgi širdies ritmo sutrikimai. Taip yra todėl, kad rinkoje vis dar trūksta sveikesnių alternatyvų energiniams gėrimams. Projekto metu, bendradarbiaudami su KTU, atlikome tyrimą, norėdami sužinoti energiją skatinančių medžiagų vartojimo tendencijas jaunų žmonių tarpe. Ir netgi 40% respondentų atsakė, kad jie vartoja energetinius gėrimus kasdien, kaip priežastį nurodydami norą padidinti produktyvumą ir netgi pagerinti sveikatą. Hascap uogose esančios bioaktyvios medžiagos yra ne tik stiprus antioksidantai, tačiau turi ir daug kognityvinės funkcijas gerinančių savybių. Tai todėl šita uoga yra ideali žaliava gaminti nutropinius preparatus ar tai funkcinį maistą. Šios savybės jau yra aprašytos ir įrodytos moksliniuose tyrimuose ir būtent jos pasufleravo idėją sukurti naują produktų liniją iš hascap uogų, kuri gerintų kognityvinės smegenų funkcijas. Taigi kartu su LSMU mokslininkė išsigryninome produktus, būtent tinkamus šitai produktų linijai ir į rinką galime pristatyti Pure Peak by hascap.lt produktus, tai yra guminukai, natūralių uogų sulčių šotai ir kapsulės su hascap uogų milteliais. Kartu su šia linija sukūriau ir Savor by hascap.lt. Tai yra linija žmonėms ieškantiems sveikesnių alternatyvų savo kulinariniuose eksperimentuose. Joje rasite įvairių padažų ir pagardų iš sausmedžio uogų. EVA programos metu ne tik sukūriau 2 produktų linijas, bet ir radome stiprių partnerių, kurie padeda žengti pirmosius hascap.lt produkcijos eksporto link. Taigi prieš EVA turėjome tradicinius produktus kaip uogienės ir sultis iš sausmedžio uogų ir dabar turime net 2 inovatyvias produktų linijas skirtas skirtingiam klientų segmentams. Taip pat atlikome ir neuromarketingo tyrimą, norėdami surasti efektyviausią būdą komunikuoti socialiniuose tinkluose. Ir asortimento dydis padidėjo iki net 7 produktų, padidinome fizinių pardavimo kanalų skaičių, internetinių pardavimo kanalų skaičių ir suradome partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mūsų skonio vertinimą galite rasti čia. Ir nutropinių produktų rinkos potencialas Europos Sąjungoje prognozuojamas rinkos dydis kils iki 19 milijardų JAV dolerių ir dabar yra puikus metas pristatyti Pure Peak nutropinę produktų liniją dėl augančios rinkos. Ir EVO stipendijos poveikis. Ačiū, Agne. Ačiū. Gerai. 4 minutės baigėsi. Klausimą turiu. Ačiū. Mano klausimas dėl pardavimo kanalų. Taip. Vartojimas B2C kanalo yra įvertintas, taip? Galutinio vartotojo. Jūs įvertinot tokių produktų vartojimą B2C kanale, tai yra galutinio kliento, taip? Taip. Dabar rinka yra didelė, auganti, kaip jūs pasieksit per B2B, kur yra inkorporuotas B2B kanalas čia? B2B yra inkorporuotas kartu bendradarbiaujant su mažmeninė prekyba, tai fiziniai pardavimų kanalai ir įvairūs
internetinės parduotuvės, kaip pavyzdžiui bendrinės, tarkim, kaimas į namus.lt, tai yra B2B pardavimas, taip pat turime partnerystę su privačiu private label vadinamu dalyku. Ai, gaminsit kitais vardais. Taip, gaminsim ir kitais vardais ir savo vardu, tai žodžiu, bandom inkorporuoti ir B2C, ir B2B. Ar jūs turit žmogų tam, kad plėstų B2B kanalų pardavimą? Taip. Turit. Dėkui. Kas gamina? Patys gaminat, gamyba pagal užsakymą? Gaminam patys. Auginam ir gaminam patys. Kodėl kiti negamina? Uogom keli tūkstančiai metų, moksliniam tyrimam ne vienas dešimtmetis. Nežinau, už kitus negaliu atsakyti, reikia. Susidomėjau, pamačiau ir pamačiau potencialą ir tiesiog pradėjau gaminti. Čia pastebėjimas, panagrinėkit, galbūt čia nesėkmės priežastis yra, kiti bandė, nepavyko. Aš atsiprašau. Nieko, viskas gerai. Ar pakaks žaliavų, jeigu pardavimai labai sparčiai plėsis? Taip, pakaks žaliavų. Jeigu jų ir nepakaks, galime kolaboruoti su sausmedžio augintojais iš Lietuvos, kurie taip pat irgi, ta prasme, mes visi draugaujam. Ar yra daug sausmedžio? Šiuo metu Lietuvoje yra auginama apie 100 hektarų sausmedžio uogų. Pagrindinė žinutė, kuo jūs skiriatės nuo konkurentų, ar tai tik, kad daugiau antioksidantų yra uogose? Skiriamės nuo kurių konkurentų? Nuo sausmedžio? Nuo tropinių... Ne nuo energetinių, nuo sveikesnių alternatyvų, nuo tropinių. Dėl to, kad mūsų skiriamės, todėl, kad yra be galo daug antioksidantų ir gerinam kognityvinės funkcijas ir visa tai ateina iš natūralių būdų, iš tos pačios uogos. Mes nepridedam nieko ekstra ir nemaišom, nemiksuojam, čia viskas yra natūrali uogos gale. Dar yra laiko vienam klausimui, jeigu komisija nori. O kaip įsivaizduojat maksimos, ką galite pasiekti? Ūkio dydis, kooperatyvas, žmonių kiekis, perdirbimo gamykla? Tai galėtų būti kaip ir kooperatyvas, perdirbti sausmedžio uogas ir gaminti tuos produktus. Ta prasme, galėtų susikooperuoti, pavyzdžiui, kad ir visi Lietuvos sausmedžio augintojai, tarkim. Uogienę ragavau. Ačiū. Skanu. Patiko? Ačiū labai, malonu. Ačiū labai, Agne. Matau, kad turi produktą rankoje, tai dar gali parodyti. Galiu prasiųsti net komisiją. Žinoma.